Homero Odisėja yra pavadinimai, kurie mums visiems yra pažįstami tikrai iki skausmo ir visgi jeigu kas nors jūsų paklaustų, ar galėtumėte išsamei papasakoti, apie ką šios poemos pasakoja, na, nedaug kas galėtų gerai ir išsamei atsakyti. Tai, na, jūs jau to ir išsiskiriat iš minios ir iš daugumos bendraamžių. Jūsų metų ir aš nebūčiau galėjus pasakyti, apie ką tiksliai yra ta Odisėja. Na, bet perpasakoti siužetą ir pasakyti, apie ką yra tam tikra istorija, kaip žinote, nėra visai tas pats. Na, bet kalbant apie Odisėją, ši užduotis yra kiek lengvesnė, nes pats pavadinimas per daug amžių transformavęsis įgijo naują reikšmę. Tai Odisėja arba angliškai Odyssey šiais laikais reiškia sudėtingą, herojišką kelionę. Kieno ta kelionė? Na, akivaizdus atsakymas atrodytų Odisėjo, tačiau kaip šiandien bandysiu įsitikinti, kelionę ir transformaciją patiria ne tik Odisėjas, bet ir kiti šios poemos herojai. Tai šiandien su jumis aptarsime keletą dalykų. Žinau, kad jau Odisėją patys skaitėte, tad daug ką apie ją žinote, tačiau kai ką prisiminsime ir kai ką bandysime aptarti iš naujo. Tai visų pirma pakalbėsime apie pasakomosios tautosakos tradiciją, iš kur apie ją žinome ir kodėl tai yra svarbu skaitant Odisėją. Tada aptarsime pagrindinės temas Odisėjoje, pasigilinsime į dviejų Odisėjų pasakojimo poemoje ir taip pat šitos prezentacijos metu bandysime panagrinėti eilėraštį, kuris pasakoja apie Penelopės išgyvenimus Odisėjui negrįžtant namo. Tai, na, jeigu paklausčiau žmogaus gatvėje, ką galėtų papasakoti apie Homerą, tikėčiausi išgirsti, na, kažką tokio apie aklą bardą, apie genijų, apie dieviško įkvėpimo pilną poetą. Bet tiesa ta, kad apie Homerą mes nežinome absoliučiai nieko ir mes net negalime būti 100% tikri, kad toks poetas iš viso egzistavo. Dažniausiai, kalbant apie graikų istoriją ir kultūrą, gerai suprantame, kad žinome kur kas mažiau nei patys graikai. Tačiau, kad ir kaip bebūtų keista, tam tikrą prasme Iliadą ir Odisėją suprantame kur kas geriau negu suprato graikai. Tad įsitikinimas, kad Iliada ir Odisėja parašytos aklo bardo, toks idealizuotas paveikslas, ateina būtent iš pačių graikų. Bet šiais laikais tyrinėtojai yra įsitikinę, kad Iliada ir Odisėja yra pasakomosios tradicijos dalis. Nes, na, tautosaka skirstoma į kelias rūšis, taip, tai pasakomoji, dainuojamoji, toliau pasakomoji tradicija yra viena tų rūšių. Tarp maždaug 1200 ir 800 metų prieš Kristų Graikija prarado savo raštą. Mes randame inskripcijų, rašto pavyzdžių prieš tą periodą, tai vadiname Linear B. Randame pavyzdžių ir po jo, bet ne būtent tuo laikotarpiu. Tad graikai buvo praradę savo raštą tuo metu. Todėl poezija buvo kuriama ne ją užrašant, bet perduodant iš lūpų į lūpas. Ta galima atpažinti iš kelių dalykų. Tai visų pirma, taip vadinamų formulių arba nuolatinių epitetų. Pavyzdžiui, greitas Achilas, gudrus Odisėjas ir taip toliau. Kodėl tai reiškia pasakojimo tradicija? Na, Homero poezija, kaip jūs žinote, yra parašyta heksametru, daktiliniu heksametru, kuris skamba labai specifiškai. Pati graikų kalba skamba labiau taip tam, tadam, 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 ar ne? Bet heksametras turi labai specifinį skambesį. Tam, tadadam, 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 tam, tam, tam. Kažkas tokio. Taip. Tai reiškia, kad tam tikri epitetai
kuriant poeziją, ne ją užrašant, bet kalbant, padės labai lengvai įtilpti į hegzametro rėmus. Tai pavyzdžiui, turim pavyzdį skaidrėje Hektor, matote Hektoras. Hektoras turi daug apibūdinimų, daug šitų nuolatinių epitetų. Galėtume sakyti Faidimos Hekto, šviesus, spindintis Hektoras, Obrimos Hektor, didis Hektoras, Korustajolos Hektor, spinduliuotšalmis Hektoras, Megas Korustajolos Hektor, itin arba didžiai spinduliuotšalmis Hektoras ir Priamojo Pais Korustajolos Hektor, Priamo sūnus spinduliuotšalmis Hektoras. Taip. Ir matote, dar paskutinis apibūdinimas Hektor Hosteiming, žirgus tramdantis Hektoras, Hektoras hipodamojo. Taip, tai tokie nuolatiniai epitetai padeda kur kas lengviau papulti tos hegzametro rėmus, tai padeda sukurti bet kokią hegzametro eilutę. Taip, nes yra labai griežtos taisyklės, kurių reikia laikytis. Ir tai, turint tokius epitetus, kuriuos visą laiką naudoji, tai padeda kurti poemą kalbant. Apibūdinant Odisėją, Homeras sako, Odisėjas gudrus, Odisėjas šviesus, garsus, daugmintis, malonus, miestų grovikas, seno Laerto sūnus ir taip toliau. Taip, tai nuolat randant tokius epitetus, žinome, kad poema buvo sukurta sakytinės kalbos tradicijoje. Kitas, ypač dažnai sutinkamas stilistinis įrankis yra epinė similė, kuri yra tiesiog palyginimas, dažnai labai ilgas ir išplėstas. Tai čia turime pavyzdį. Lygiai kaip veršiai namie palikti, kad bėga prie karvių, tos, kaip pareina iš lauko priėdusios sočiai per dieną, puola visi pasitikti ir šoka iš džiaugsmo. Jų tvoros nebesulaiko, visi bliaudami pasileidžia prie močių. Lygiai taip vyrai dabar, mane kaip pamatė pareinant, puolė artyn verkdami, nes jausmas juos apėmė tokis, tarsi jie būtų sugrįžę namo į uolotą Itakę, miestan savan, kur buvo kas gimęs ir augęs nuo mažo. Tai čia viena similių. Tai padeda padaryti epinę kalbą kur kas gražesnę, bet taip pat ir šiek tiek sustoti, leisti poetui pasilsėti bent jau ta prasme, kad veiksmas juda šiek tiek lėčiau. Taip. Tai dar kiti požymiai, turime daug katalogų, sąrašų, tai pavyzdžiui, tokius dalykus turime ir dainuojant lopšines arba tam tikras dainelės vaikams, artėja kalėdos, taip, tai pavyzdžiui, jeigu prisimintume anglišką dainą 12 Days of Christmas, pirmą dieną, sako, kalėdų, man jaunikis atnešė tai, antrą dieną kalėdų tai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas labai padeda vėlgi šiek tiek sustoti, pasilsėti tam tikrą prasme ir kurti pasakojant. Taip pat turime ciklinį pasakojimą, tai pavyzdžiui, turime daug kalbų Odisėjoje ir ta kalba būtų pradedama tam tikrą eilutę ir puikusis Odisėjas atsistojo ir atsikvėpęs pradėjo istoriją, ir taip Odisėjas baigė savo kalbą ir atsiduso, sakykim taip. Taip pat turime tipinės scenas ir tos tipinės scenos vėlgi leidžia kažką atsiremti ir kurti istoriją pasakojant. Žinoma, tai visa tai nereiškia, kad negali būti, jog poetas ją kuria užrašydamas, bet kita vertus, pasakojama tradicija
tyrinėjantis mokslininkai įrodė, kad net ir tokią ilgą epinę poemą įmanoma sukurti vienam žmogui, pasakojant nenutrūkstamą giją. Tai mokslininkas Milman Parry, nagrinėdamas 20-ame amžiuje Serbijoje gyvenusį bardą Avdo, kuris sekdavo panašaus tipo istorijas kaip Homeras, įrodė, kad yra visiškai įmanoma, jog tiek Iliada, tiek Odisėja yra sukurtos to paties poeto. Tai gana įspūdinga, nes, kai pagalvoju, jog Odisėjai atlikti reikia maždaug 27 valandų, tai labai ilgas laikas, taip mes norėtume ar pamiegoti, ar pailsėti, bet šitas poetas įrodė, kad tai yra įmanoma. Bet kuriuo atveju egzaminą jums reikėtų pasakyti, kad Homeras tikrai gyveno 8 amžiuje, jis tikrai buvo aklas dainis ir tikrai pas vieną sukūrė 2 poemas. Tad, nors gal viskas netiek paprasta ir iš tiesų visai įdomu, apsistokime ties šią teoriją ir čia ir palikime, nes galiausiai, bet kuriuo atveju, nežinome, kaip iš tikrųjų buvo ir kas tas Homeras buvo. Dabar apie siužetą labai trumpai. Žinau, kad istoriją jau skaitėte, tad ilgai ties to neapsistosime. Tai kaip matote žemėlapyje Troja, tai čia būtų 1 numeris, ir Itakė, tai būtų 16 numeris čia, yra labai netoli viena nuo kitos. Bet Odisėjai keliauti pasisekė kur kas ilgiau negu būtų reikėję. Ir tai atsitiko didelio dalimi dėl jo paties veiksmų ir žodžių, kurie įžeidė jūrų dievą Poseidoną. Apie siužetą galime kalbėti ilgai, kaip ir sakiau, bet kadangi skaitėte, norėčiau paminėti tik vieną įdomų dalyką. Nežinau, ar kam teko skaityti Iliadą, tačiau tam tikrą prasme jos abi yra labai panašios poemas. Ne veltui sakome, kad jos abi sukurtos Homero. Taip, tai jos parašytos daktiliniu hegzametru, žinoma, abi kalba apie labai panašų laikotarpį, tai yra Trojos karą. Nemažai herojų pasirodo abiejose poemose, pats Odisėjas, mes jį sutinkame jau Iliadoje, tačiau abi istorijos taip pat yra labai labai skirtingos. Tai kaip matote žemėlapyje, Odisėjas yra mėtomas po visą Viduržemio jūrą, nuo Trojos iki Itakės, iki keisčiausių mitinių vietų, kurios nors ir, čia matome jos Viduržemio jūroje, tam tikrą prasme jos yra visiškai civilizacijos pakraščiuose, ten, kur siekia tik vaizduotė. Taip. Mes čia randame keisčiausias istorijas, tai susitikimas su kiklopais, su žmogėdromis lastrigonais, su autofagais, kurių maisto paragavęs keliautojas nebenori grįžti į tėvynę. Mes skaitome, kaip Odisėjas plaukia audringomis jūromis, kaip jis išvengė, pats rizikavo, tačiau išvengė sirenų pagundų ir Skilos bei Charibdės pavojų, kaip pateko pas burtininkę Kirkę, kaip 8 metus gyveno pas nimfą Kalipsę, nusileido į Požemio karalystę sužinoti savo likimą. Tai istorija yra labai, labai plati. Taip? Bet kita vertus, Iliadoje praktiškai visas veiksmas vyksta Trojoje ir graikų stovykloje už miesto ribų. Ir tik kartą iškeliaujame vos toliau pas Achilą. Taip pat matome, kaip ilgai veiksmas vyksta Odisėje. Taip, tai čia matote laikotarpį, tai 10 metų, save pasitrauksiu, 10 metų turime Trojos karą, 10 metų praėjo nuo išvykimo iš Itakės, būtent Odisėjai. Tuomet per 1-2 metus įvyksta praktiškai visi šie įvykiai.
tuomet 7-8 metus Odisėjas praleidžia Kalipsės saloje ir galiausiai grįžtame į Itakę per Skeriją, taip pas Alkinojaus rūmose. Tuo tarpu siužetas Iliadoje, vėlgi, jeigu skaitėte, žinote, kad praktiškai viskas vyksta per viso labo 3 dienas. Taip, tai abi istorijos yra lyg dvi to paties medalio pusės. Viena vertus jos labai panašios, kita vertus labai labai skirtingos. Taip. Tai dabar metas aptarti porą svarbiausių ir dažniausiai pasikartojančių temų Odisėjoje. Tai visų pirma, svetingumas. Žodis Xenija, kaip matote, Xenija reiškia svetingumas, o žodis senos, senovės graikų kalba, turi daug reikšmių. Taip, tai svečias, bet taip pat ir šeimininkas, taip pat ir svetimšalis arba nepažįstamas žmogus. Tad Xenija sąvoka leidžia mums suprasti, kaip reikia elgtis su Xenoj, su tais svetimšaliais arba svečiais, taip, kurie nepriklauso tavo namų ūkiui, nepriklauso tavo šaliai. Senovės Graikijos kontekste tai buvo ypač svarbu todėl, kad graikų pasaulyje žmonės dažnai keliaudavo jūrą. Tad pasitikėjimas, kad gali pasikliauti nepažįstamais ir gali tikėtis būti svetingai priimtas, papuolus į audrą ar praradus laivą, ar jeigu tave apiplėčia piratai, taip toliau, tai buvo labai labai svarbu. Įsivaizduokit, jeigu pasaulis yra be jokių institucijų, teismų, policijos, ką tu darytum, jeigu tave kas nors apiplėšia. Turi tik karalystės, kur valdovai turi absoliučią valdžią. Tad gebėti pasitikėti kito žmogaus gerumu, svetingumu, pakliuvus į nelaimę yra tiesiog būtina, nes tokioje situacijoje esi labai pažeidžiamas, esi nepažįstamo malonėje ir nuo jo gerumo priklauso, ar tau pavyks išgyventi ar ne. Tad dėl to labai svarbu puoselėti svetingumo dorybę, ne todėl, kad tai yra savaiminė vertybė, mes apie tokias vertybės taip anksti dar gal nekalbame, paskui graikų filosofai pradeda apie tai kalbėti. Tačiau tai yra dorybė būtent dėl to, kad ji yra būtina gebėjimui paprasčiausiai išgyventi. Ir dėl tos priežasties graikai turėjo griežtas taisyklės, kaip reikia elgtis su svečiais. Ir tos taisyklės Homero epinėse poemose atrodo maždaug taip. Tai yra tokie kaip ritualiniai svetingumo veiksmai. Tai visų pirma, svečias atvyksta, taip svečias pats turi laukti prie durų, tada šeimininkas jį pasveikina ir jam pasiūlo geriausią vietą namuose. Taip, tai ne tik, kad šiaip priima ir duoda, ką mažiausiai gali duoti, bet pasiūlo, kas yra geriausia namuose. Tada šeimininkas pakviečia svečią į puotą, tai tą būtent turime Alkinojaus rūmose, kai Nausikaja randa Odisėją. O jeigu negali iškelti puotos, tai bet kuriuo atveju turi pasiūlyti kuo geresnį valgį, ką tai gali pasiūlyti. Taip, tuomet ir tik tuomet šeimininkas paklausinėja svečią, iš kur jis atvyko, ir svečias turi atsakyti kuo gražiau, vėlgi, tai yra santykis iš dviejų pusių. Tada turime tam tikrą pasilinksminimą. Šeimininkas pasiūlo svečiui lovą, pernakvoti, pasiūlo drabužius, jeigu jam jų reikia.
tuomet duoda dovaną, palaimina keliautoją ir tada išlydi vėl namo. Taip, tai šeimininko atsakomybė yra labai labai didelė ir kita vertus svečias taip pat turi atsakyti, būdamas, na, nuostabus svečias. Taip, tai šis svetingumo tema nekartą atsikartoja Odisėje. Vienas ryškiausių ir keiščiausių pavyzdžių, negatyvių pavyzdžių, yra ciklopo epizodas. Tai, na, prisiminkime labai trumpai, kas atsitinka šioje istorijoje. Tai Odisėjas atvyksta, jis pats nesibeldžia į duris, ne, jis nelaukia, kol ciklopas jį pakvies. Jie ateina į ciklopo urvą, valgo savo sūrį ir tada ciklopas juos randa, neišleidžia, pats pradeda juos valgyti. Tada Odisėjas pergudrauja ciklopą Polifemą ir su savo vyrais pabėga, tačiau galiausiai dėl savo išdidumo pasako savo vardą. Tai ko gero vienas blogiausių galimų senyje svetingumo pavyzdžių. Ir manau, visi sutiks, kad suvalgyti savo svečius nėra pats gražiausias būdas pademonstruoti svetingumą. Bet kita vertus, na, ar pats Odisėjas su savo jūreiviais buvo geriausi svečiai? Na, ko gero, ne. Jie patys nelaukė ciklopo ar Polifemo kvietimo. Odisėjai viso labo įdomu, kas yra tie ciklopai. Jis atvyksta pasižiūrėti. Ir nelaukia Polifemo kvietimo į jo namus, nelaukia, kol pasiūlys savo sūrį, jie viską tiesiog pasiema, nelaukdami, kol kažkas jiems parodys svetingumą. Taip, tai jie savo egzeniją dalies, jie savo atsakomybės neišpildo. Tad būtų galima sakyti, kad svetingumo taisyklės pažeidžiamos ne tik iš Polifemo, bet taip pat ir iš Odisėjo pusės, jis elgėsi neteisingai. Nepamirškime, kad būtent dėl šio epizodo Odisėjas klajojo jūroje dar daugelį metų ir užsitraukęs Poseidono nemalonę. Matome, kad svetingumo taisyklių nesilaikymas Odisėjui kainuoja labai labai brangiai. Ir kaip tik matysime tą temą, kad kai svetingumo taisyklės priimi, tuomet gauni kažkokį atpildą. Jeigu svetingumo taisyklių nesilaikai, tada esi labai nubaudžiamas. Kitas nepriimtinas svetingumo pavyzdys - Penelopės jaunikiai. Tai čia svečiai yra priimami teisingai, tam tikrą prasme, tačiau jie patys išnaudoja šeimininkus, o pati situacija namuose yra labai nestandartinė. Taip, mes neturime šeimininko, turime tik paauglį, Telemachą ir moterį šeimininkę Penelopą. Penelopė, nors yra garbinga moteris, visgi moters vieta senovės graikų visuomenėje yra labai ribota, ar ne? Tai paprasčiausiai moterys negali jų išvaryti, negali priimti tos atsakomybės, kurią turi pats Odisėjas. Jūrininkai išnaudoja svetingumą, jie negerbia savo šeimininkų ir apskritai lieka jų namuose labai labai ilgai, o tai savaime reiškia svetingumo pažeidimą, niekada neišvykti. Taip? Tai vėlgi, kas atsitinka tiems, kurie peržengia svetingumo taisyklės? Tai Odisėjui, kaip matome, Odisėjas klajojo daug metų, Polifemas praranda savo regėjimą, jaunikiai visi miršta. Taip, tai jeigu nesilaikai teisingumo taisyklių, tu gali tikėtis teisingo atpildo. Kita vertus, Odisėjoje yra daug pavyzdžių, kaip reikėtų elgtis su svečiais. Tai Telemachui atvykus į Nestoro rūmus, Nestoras tuo metu pakrantėje aukoja jaučius ir pakviečia Telemachą su savo draugais į rūmus, net nežinodamas, kas jie tokie. Taip, tai kaip matome Homerio svetingumo protokoluose,
klausinėjai svečią per puodą. Taip, visiškai nėra svarbu, kas yra tavo svečias, tu turi juo pasitikėti, kaip ir jis tavim pasitikė. Tad Nestoras siūlo nepaprastą svetingumą, pasiūlo nustabų maistą, vonias, dovanas ir taip toliau. Viskas pagal homeriškus svetingumo, taip pat graikiškus, žinoma, svetingumo protokolus. O pats Telemachas taip pat elgėsi kaip labai geras svečias. Jis pagarbiai kalba su šeimininku, sako jo klausimus, elgėsi labai žavingai. Taip, tai visa tai skamba labai labai panašiai į tas taisyklės, kurias prieš tai aptarėme. Tad visas šis epizodas rodo, kaip reikia elgtis svečiuojantis kito žmogaus namuose. Taip pat turime trumpą epizodą, kaip Nausikaja, Alkinojos duktė, Odisėja priima labai svetingai, nors šis iš pradžių atrodo kaip valkata, Žinoma, paskui Nausikajai pradeda patikti Odisėjas, tačiau iš pradžių jis taip puikiai neatrodo. Taip, tai jis atrodo kaip valkata ir galimai jai pačiai, jauna mergaitė, taip, kelia pavojų. Tačiau jį gerai išauklėta mergaitė, jis žino, kaip elgtis su svečiais. Vėlgi, Atėnė, apsimentanti mentorų, sulaukia besąlygiško svetingumo iš Telemacho, ir visi šie svetingumą parodę svečiai yra apdovanojami. Labai svarbus, tačiau gan neaiškus, keistas svetingumo pavyzdys matomas ir Itakėje, kai Odisėjas grįžta namo valkatos pavidalu. Čia mums nėra labai aišku, kas turėtų rodyti svetingumą, taip, nes Telemachas vis dar nesuaugęs, Penelopė, kaip sakėme, moteris, tad nors ir baisėsi, kaip jaunikiai su juo elgėsi, negali labai daug ko dėl ko padaryti, tik gailėsi, sako, kad, jei Odisėjas pats būtų čia, tam tikra ironija, jis svečią galėtų priimti svetingai. Kita vertus, čia matote paveikslėlį, kuklus kiaulių piemuo Maja su juo elgėsi pagirtinai. Ir čia vėlgi matome, kad žmonės, kurie elgėsi svetingai, yra apdovanojami už jų svetingumą. Tai tas svetingumo motyvas kartojasi ir kartojasi ir kartojasi. Ir tai yra labai labai svarbi tema Odisėjoje. Kita svarbi sąvoka Odisėjos kontekste yra nostos, grįžimas namo. Šio žodžio etimologija, kilmė, tai yra susijusi su žodžiu žinios, o žinios būtent ir įgyja, kai keliauji į keliones, bent jau tokia buvo senovės graikų sąvoka, taip nebūdavo didelių knygų, enciklopedijų, ar bent jau nebūdavo vienareikšmiško priėjimo prie tokių knygų. Tad naujus dalykus išmoksti keliaudamas. Pats Nestoro vardas netgi reiškia žmogus saugiai sugrįžęs namo. Taip, tai pats akivaizdžiausias grįžimo namo motyvas, žinoma, yra susijęs su pačiu Odisėju. Jis nuolat bando grįžti namo ir net patyręs daug nelaimių, jis prisimena Itakę ir jo laukiančią Penelopę. Jis atsisako nemirtingumo ir galimybės likti su dieviško grožio Kalipse arba Alkinojos rūmuose, žinoma, kuris buvo labai svetingai priimtas ir kur Nausinaja jį tikrai būtų, už jo tikrai būtų ištekėjusi. Tačiau čia matome, pirmame paveikslėlėje matome Achilą. Achilo pasirinkimas buvo visiškai kitas. Tai jis renkasi ne nostos grįžimo namo, jis renkasi Klejos garbę, ilgaamžę garbę. Ir šitais pats apmąsto Iliados 9 knygoje, kai Achilas sako, motina sidabro koja Tetidė man šitaip kalbėjo, esančios kerės dvejopos, kurios man atnešančios mirtį. Jeigu čia liksiu toliau ir pulsiu Trojos tvirtovę, žus man grįžimo dovana, bet paliks šlovė Klejos nemirtinga.
Jeigu sugrįšiu namo į mielą tėviškę šalį, nuostos, žus man didinga šlovė, užtat ilgamžis aš būsiu ir mirštamoji diena turės ateiti negreitai. Matome, kad Achilas puikiai supranta, kad išėjęs į karą grįžimo diena gali ir neateiti, tad jis renkasi šlovę, o Odisėjas galiausiai pasirenka grįžimą namo. Telemachas taip pat patiria tarsi mini Odisėją išvykęs ieškoti tėvo ir grįžęs. Kalbėsime apie kelionę ir taip pat jo transformaciją šiek tiek vėliau. Bet galiausiai net ir Penelopė patiria kažką panašaus, nors ji niekada nepalieka Itakės. Taip, tai ji visą laiką lieka savo namuose, savo kambaryje, bet tai nereiškia, kad ji negali patirti dvasinės transformacijos. Taip, tai kai kalbame apie Odisėją, kaip ir minėjau, dėl to pristatymas ir pavadintas Homero Odisėjos, galime kalbėti apie keletą Odisėjų, apie keletą kelionių. Tai visų pirma, pati tokia akivaizdžiausia Odisėja yra Odisėjo kelionė. Na, bet kokia buvo to prasmė, kodėl Odisėjas turėjo tik ilgai klajoti, tai yra geras klausimas. Viena interpretacijų galbūt yra ta, kad pačiam Odisėjui reikėjo nemažai ko išmokti. Nes, na, prisiminkime vėlgi Poseidono rūstybę ir visas klajonės jūrą jis išsišaukė pats. Mes kalbėjome, kaip gudriai Odisėjas elgėsi Polifemo urve, bet vis dėlto tai tam tikrą prasme visai nebuvo gudru. Ir ypač tas faktas, kad išplaukdamas jis nesusilaikė ir pasakė savo vardą, kurį išgirdo Poseidonas, vėlgi tai rodo tam tikrą jo išdidumo ir kvailą elgesį. Tačiau vėlgi matome skirti tarp Iliados ir Odisėjos. Odisėjas, prisimdamas garbę už savo triukus su Polifemu, sieka Klejos, kuri buvo labai svarbi kare, tačiau visiškai nėra svarbi grįžusi į normalų gyvenimą. Taip, tai tam tikrą prasme jis vis dar nėra pasiruošęs grįžti iš karo, nes nepamirškime, Odisėjas taip pat buvo kareivis, taip, ir grįžus iš karo reikia vėl prisitaikyti prie normalaus gyvenimo, vėl pradėti gyventi normaliame pasaulyje, taip. Tačiau istorijos pradžioje Odisėjas to dar negali padaryti. Ir, na, žaisdamas Poseidoną, būtent jis įvykdo hibristišką veiksmą ir net prieš jį vykdant jo jūreiviai bando jį įspėti, tačiau jis savo jūreivių nesiklauso. Taip, tai lietuviškas vertimas sako, taip jie kalbėjo, bet mano širdis drąsioji neklausė, tačiau geresnis vertimas žodžiai megaletora būtų didinga arba galbūt išdidi širdis. Taip, tai priklauso nuo vertimo. Šį epitetą galima interpretuoti daugiau ar mažiau palankiai Odisėjui ir sakyčiau, kad galbūt galėtume interpretuoti jį mažiau palankiai. Tai tokia išdidi širdis. Mokslininkas George Timok teigia, kad žmogaus identitetas negali būti suprantamas per jokią kitą prizmę, nei jo patirtas skausmas. Jis teigia, kad Odisėjo charakteris negali vystytis jam prieš tai nepatyrus didelio skausmo, kuris vestų jo charakterio transformaciją. Tai būtent per tokias klaidas ir dėl jų patirtas pasekmes Odisėjas patiria savo dvasinę transformaciją. Jis galiausiai atmeta patogumą ir malonumus Kalipsės saloje ir nepamirškime, tam vėlgi reikia 7-8 metų ir tuos patogumus jis iškeičia į sunkią kelionę namo, na, kokios be būtų to pasekmės. Tai kai kurie mokslininkai kaip Kirk mano, kad Odisėjas yra nuobodus, statiškas personažas, kuris nepatiria jokios didelės transformacijos, tačiau net ir jis sutinka, kad yra tam tikras pokytis tarp Odisėjo, kuris yra labai gudrus, apsukrus ir nepaisantis normų, ir to, kuris grįžta kaip ištikimas vyras. Tai Odisėjo, mano galva, vienas svarbiausių keliamų klausimų yra šis: kaip sugrįžti namo po karo?
Taip, ir nors Odisėjo kelionės yra fizinės, tačiau labai svarbus ir jo paties susitaikymo su būklė grįžus. Tai sugrįžus labai svarbus vestuvių guolio simbolis. Čia kalbame apie, apie vestuvių guolį, kuris labai daug reiškia Penelopė ir labai daug reiškia jam. Taip. Ir jis pastatytas paties Odisėjo, kad būtų tvirtas ir nepajudinamas. Jis atspindi meno kūrinį, apie jo kūrybą Odisėjas kalba labai meilingai. Juk per savo keliones, nepamirškime, Odisėjas sutiko daug moterų. Taip pat labai gražią nimfą Kalipsę, kuri jo prašo pasilikti, gražią princesę Nausikają, tačiau grįžti pas žmoną ir šeimą jam buvo kur kas svarbiau. Tai matome, kaip jis prisima savo atsakomybę ir galiausiai Odisėjo ir Penelopės susitikimas yra pažinimas, labai svarbus momentas ir viso epo kulminacija. Tai jį ir paskaitysime pristatymo gale graikų kalba. Dabar kalbėkime apie kitą Odisėją. Antroji Odisėja kalba apie Telemachą. Tai čia matome, šitame paveiksle matome motiną Penelopę, kuri nori atstumti visus jaunikius. Ir matome tokį labai nuliūdusi, visą viltį praradusi Telemachą. Ir jis šiuo momentu dar yra tik paauglys. Taip. Tai jo sūnus, Odisėjo sūnus Telemachas, patiria savo paties mini Odisėją. Tai ne tik fiziškai, mokslinėje literatūroje kalbame apie Telemachiją, kuri yra kelionė vykstant ieškoti tėvo, tačiau ta transformacija vyksta ne tik fiziškai, tačiau ir per kelionę užaugant iš paauglio į vyrą. Nepamirškime, kad Odisėjas buvo dingęs 20 metų. Jis išvyko, kai Telemachas buvo vos mažas kūdikis ir tas berniukas, kuris niekada nematė savo tėvo, užaugo namie su daug jaunikių, bandančių laimėti motinos širdį. Tai galime įsivaizduoti, kad tai nėra pati idealiausia situacija užaugti vyru. Taip, dažniausiai berniukams reikėtų tėviškos rankos, kuri parodo, kaip reikia elgtis gyvenime, kaip būtent reikia būti tuo svetingu namų šeimininku. Telemacho kelionė yra tai, ką vokiečiai vadina Bildungsroman. Tai pasakojimas, kaip Telemachas tampa suaugusioju, tampa tikru vyru. Ir šios istorijos drama yra tame, kad kai Telemachas užaugs, jis turės perimti namų ūkio reikalus ir nuspręsti, kaip elgtis su Penelopės jaunikiais. Tačiau, kaip sakėme, situacija nėra ideali. Ir tas kritinis momentas, kai jaunikiai svarsto, kad galbūt reikėtų jį nužudyti, tuomet Telemachui reikia nuspręsti, ką daryti. Taip, ir tuomet jis išvyksta ieškoti tėvo ir tada įvyksta ta fizinė jo kelionė. Taip, jis iš pradžių keliauja į Nestoro karalystę, o tada į dar didingesnę karalystę valdomą Menelajo ir Elenos. Jų rūmai jam palieka labai didelį įspūdį, jam atrodo, kad paties Dzeuso rūmai turėtų atrodyti būtent taip, ir tas rodo tam tikrą naivumą, gyvenimiškos patirties trūkumą. Ir vėlgi ta fizinė kelionė reiškia žinių įgijimą, reiškia tam tikrą suaugimą, kaip ir kalbėjome prieš tai. Tai jam grįžus jaučiame, kad jis jau po truputį suauga. Jis papeikė savo motiną, sako, dabar jau suprantu, o prieš tai buvo tik kūdikis. Jis motiną nusiunčia į kambarį, tai motinai, nežinau, ar jūs kada bandėte savo mamą pasiūsti į kitą kambarį, turbūt nelabai pasisektų, bet jai tai tikrai visai patinka, nes ji mato, kad
jo sūnus jau nebe vaikas, jis elgėsi ryštingiau, elgėsi kaip jai atrodo turėtų elgtis vyras. Tada Odisėją randame jauno vyro kelionę. Taip, ne tik Odisėjo kelionę, tačiau ir jo sūnaus. Istorijos pradžioje jis yra tik nedrasus paauglys, tačiau galiausiai tampa tikru vyru. Gerai, tai tiek turiu pasiruošusi, bet dabar dar norėčiau Jums paskaityti epizodą, kuriame Odisėjas susitinka su Penelope graikiškai. To jau pasidalinsiu ekranu. Tai čia turime epizodą 23 knygos pradžioje. Vėlgi, kaip sakiau, kai Penelopė susitinka su Odisėju ir jie atpažino. Hos famene katebain hyperoia polle de hoiker hormain ananeuthe philon posin exereoinoi parastassa kyreie care caicere labussa hede teie selfen kai hyperbe lainon udon hesete epeitu hyduseos enantie en pyros auge toikutu heteru hodarak proskiona makeren hesto kato horoion botidagmenos eiti min epoi ithime parakoitis epeiden ophthalmoisin hedaneo denesto taphos dehoi etor hikanen hopsei dallopte men min enopadios esidesken allote dagnosake kaka kroie mate konta telemakos denenipen hepos tefatekonomaxe metereme dusmeter apene thumonekusa kithuto patros nomistetai upe parauton ezomene mythoisin anereai ude metalas umen kale gode gyne tekle otithumdros ape staie hoshoi kakapola mogesas elthoi kostoi hes patrida gaian soidaie credie stere otere esti lithoio tondau te prosei perifron Penelepoieia teknonemon thumos moi enistes thesi tethepen udeti prosthasthai dunamai epos ere esthai udes hopa hidesthai enantion heide theon de esthu Odysseus kai oinon hikanetai malanoi gnosomethale alelon kai loion estigar hemin sematha de kainoioi ke krumena idmen apollon hosfata meide sen
de polutlastios Odysseus, hypsa de telemachon epea, pteroenta proseuta, telemache toimetereni mega roisineason, peirastein emethon, taka de frasetai kai areion, nundo ti rupon kaka de kroi e mata e mai. Tunek atimase me kai urpo pesi toie nai. Hemes de phraso methos thopos hokarista genetai. Kai gartis thena thota kakaktenas eni demoi. Hoi me polloi eosin ose teres opiso, thoge peus te polipon kai patrida gaian, hemes de erma poleos affectamen hoi me caristoi kuron i kathe, i thake. Ta de se frasesta anoga. Taip, tai taip skamba 23 knygos pradžia.